kūno intelektas, pajauta organizaciniam kontekste vis labiau iškyla. Ir kaip tau atrodo, kodėl tai darosi svarbu? Nes dar prieš kokį 10 metų verslas ir kūno intelektas ar intuicija ar pajauta, atrodo, buvo du nesusiejami dalykai. Man atrodo, čia yra pasirinkimas juos susieti ar nesusieti, bet man atrodo, jeigu mes nurašome kūną, jeigu mes neatkreipiame dėmesio, kaip mes atvykstame į savo organizaciją, su kokia vidinė kokybė, ta vidinė kokybė be abejo, visų pirma yra mūsų kūno kokybė, mūsų sveikata, mūsų pojūčiai. Jeigu mes į tuos dalykus neatkreipiam dėmesio, mes praleidžiam didžiulę tikrovės dalį ir kartais, tiesiog sprendimus priimam ne visai iš to geriausio įmanomo taško. Kitaip tariant, mes galim net retoriškai paklausti, kiek galbūt susitikimų nepavyko, nes buvome blogai išsimiegoję arba jautėmės, kad kažkas viduje netvarkoja ir apskritai galbūt kažkokia žinia mus sukrėtė, kažkokia mintis ir ta emocija, ji visada atsiliepia kūno pojūčiuose. Ir vėlgi jau eidami į kitą scenarijų, kitą susitikimą, į kitą pokalbį, mes visą tai nešamės. Kūnas laiko tuos išgyvenimus ir mes nešamės ir jeigu mes neturime įrankio, pirmas dalykas pastebėti ir antras dalykas kažką su tuo padaryti, kažką pakeisti, reiškia mes, neturim galimybės priimti sprendimų, susitikti su naujais žmonėmis iš neutralaus taško. Tie žmonės, kurie yra savo gyvenimo meistrai, jie sieja savo protą su kūnu, netgi jeigu tai vyksta nesąmoningai. Įdomumas yra tame, kad būtent sprendimai arba realybės matymas, kuris išeina už stereotipinio suvokimo ribų, jisai gimsta per sąlytį su kūnu. Čia gražiai paminėjot tas meistro momentas, kad meistras yra žmogus, kuris atpažįsta savo kūno situaciją ir su ja kažką daro ir iš jos kažką daro. Tai vat atpažinimas tarsi yra galimybė ateiti į neutralų tašką, į neutralesnį tašką, truputėlį nusimesti galbūt ar tai kūne laikomas emocijas, galbūt kažkokius išgyvenimus, traumas, arba išmoktus stereotipinius dalykus, kuriuos aš perėmiau iš kitų per daug nereflektuodamas, kurie mane veikia ir formuoja. Bet truputėlį sugrįžti žingsnelį atgal ir surasti, neutralesnę ašį. Taip, pasakykime paprastai. Atsistoti ant savo pėdų, visiškai neutraliai, įkvėpti, iškvėpti, pajausti, aha, čia aš, šitoj vietoj, čia yra mano ašis ir paklausyti, kas ateina, kokia mintis ateina, kokia intuicija, koks veiksmas. Jeigu mes turėtume daugiau tokių momentų savo dienoje arba apskritai būtume nuo mažens mokomi laikas nuo laiko sugrįžti į neutralesnę būseną, aš tikiu, kad mūsų susitikimai su kitais žmonėmis būtų kokybiškesni.